Mokslo sriubą rasite ir LRT mediatekoje. Lietuvos jūrų muziejuje vyksta delfinų asistuojamos terapijos sesijos. Dažniausiai mūsų klientai, kurie atvyksta, turi visą spektrą psichikos ir elgesio sutrikimų. Tai čia mes kalbam apie autizmą, apie Dauno sindromą, apie kažkokius tai stresinės būklės, apie panikos priepuolius, apie depresiją. Taip pat kita tokia didesnė galbūt grupė klientų, tai yra nervų sistemos ligų, kas dažniausiai cerebrinis paralyžius. Jeigu tenka dirbti su žmogumi, kuris iš savęs labai mažai nori galbūt komunikuoti su aplinka arba mažai parodo išoriškai, galbūt ir nori viduj, bet jisai nežino kaip, nežino kažkokių tai elgesio modelių, nežino nuo ko pradėti, tai delfinas visada inicijuoja tą elgseną ir tai yra labai, dėl to sėkminga. Gyvūnų asistuojama terapija Lietuvoje pripažinta sveikatos biotechnologijų inovacija. Mes kiekvienais metais, dirbdami praktiškai, šalia stengiamės vykdyti ir mokslinių tyrimų programą. Tai tas buvo nuo pat delfinų terapijos pradžios, nuo 2003 metų. Tai šiandien dienai mes esam atlikę labai nemažai biomedicinių tyrimų, kurie jau įrodo teigiamą naudą, tai matuojam miego kokybę, toliau depresyvumo, pavyzdžiui, skalę, pusiausvyras matuojam, neurosensomotorinių turim poreikių vertinimo skalę, kuri parodo, kas kinta iš esmės žmoguje, vertinant visą centrinės nervų sistemos vystymas. Jeigu žiūrėti pastarųjų metų mūsų, pavyzdžiui, tyrinėjimus ir pasauliniai praktikoje, tai turbūt ta neurosensomotorinė kryptis yra aktualiausia. Mes matom, kad keičiasi ir savarankiškumo laipsnis. Turim vieną tokią mokslinę studiją, kur net matom, kad funkcinis lygmuo netgi pasikeitė, kas yra labai didelis proveržis į priekį, tai reiškia, kad netgi jo fizinė būklė ženkliai geresnė. Tai yra, kad gali geriau nulaikyti ar tai galva, liemens kontrolė geresnė ir panašiai. Ženkliai sumažėja jautrumas. Kodėl delfinų asistuojama terapija veiksminga? Kai mes kalbam apie neurosensomotoriką, labai dažnai mes turim formuoti natūralų judesį, lipimo, rankų kojų sujungimo. Tai delfinų asistuojamai terapijai vanduo vaidina labai svarbu vaidmenį. Mes galim ir sustimuliuoti, ir parelaksuoti. Ir vienu metu, net jeigu tu labai nenori kažkokių tai dalykų atlikti, tave labai motyvuoja tas lendantis nuolat delfinas, kuris visą laiką nori tavo kontaktų, jis visą laiką nori tavo dėmesio, jis visada tavęs kažko tai prašo. Ir tada vaikas ženkliai daugiau motyvuotas kartu su delfinu atlikti lenkiamą judesį, atlikti tą, kuris jam galbūt nelabai norimas, bet jam labai reikalingas šitas judesys. Ir taipogi jis išmoksta daugelį dalykų, būtent kartu su delfinu, būdamas vandeninės, tuo metu jo visa sensorika yra jaučiama, jinai susistimuliuoja. Ir delfinas yra be proto didelis motivatorius ir tu atrodo dėl jo viską padarysi. Kai mes išmokome socialiai komunikuoti tame paprastame lygmenyje kartu su delfinu, jis lygiai tą patį iškelia į socialinį pasaulį. Jis tas kompetencijas išsineša, jos niekur nedingsta. Žmogui turinčiam bendravimo sunkumų lengviau užmegzti ryšį su delfinu nei kitu žmogumi. Kaip tą paaiškinti? Gyvūnas neturi tiek daug sudėtingų elgesio modelių, kiek turi žmogus. Mes bendraujam labai sudėtingai, o vaikams dažnai reikia tiesiog labai paprasto tokio bendravimo, natūralaus. Jeigu tu pradėsi kažką tai gestikuliuoti, kaip pavyzdžiui autizmo sutrikimo atveju labai dažnai būna tokių daug nevalingų judesių arba tų vadinamų stereotipijų, tai irgi yra bendravimo modelis, kurį taip pat delfinai analizuoja. Jie, pavyzdžiui, net po vandeniu judinamos rankos ar kūnas ar kažkokio tai elgsena, ar ne. Tai delfinas visą laiką tarsi skanuoja tą vaiką ar suaugusį, kuris pas mus dalyvauja ir jisai tokiu būdu, formuoja tą elgseną. Ir sakau, kad tai yra didžiulė orientacija. Nusisukai, ateis iš kitos pusės, atnešė kamuoliuką, nenori kamuoliuko, atnešė žieduką. Jeigu vis tiek nereaguoja, tada sako, gerai, aptaškysiu.
Ir labai tas inertiškas dėmesys, jisai be jokios abejonės duoda atsaką. Vaikai nesupranta, kad jie dirba. Ir atrodo, kad visą laiką jie tiesiog puikiai leidžia laiką ir delfinas irgi toks linksmas šalia. Šitoj vietoj turbūt nei delfino garsų, nei va tos nuotaikos, ko gero tas žmogus kaip besistengtų, galbūt jis negali pakeisti.